Ten dar visokių būdavo, kad ir piršlį, pavyzdžiui, bet kaip kardavo, jį išsiviliodavo su šokiu, tai jis slėpdavosi užstalė, visos mergaitės iš eilės, ten visus įsivesdavo, kol jį pasiekdavo ir tada jau pyzdavo, reiškia, šokti. Na, dabar tas šydo šokdinimas yra labai unikalus dalykas, jis dar gyvas. Tas paprotys Gražiškių apylinkėse, Vilkaviškio rajone. Tai yra kažkas panašaus kaip Užgavėnės Žemaitijoje, bet tai yra po Kalėdų nuo 2 dienos iki 3 karalių. Reiškia, visa svita eina, kur ten privalo būti šlavėjas pradžiai, paskui kareiviai, kurie ateina, paprašo leidimą, ar galima dainuoti, atvesti šyvį, kad jisai pašventintų namus geriems metams ir taip toliau. Na, tada jau, kada leidžia, tai visa svita su to šyviu, dar atlėkia čigonai, žydai, velniai, meškos ir taip toliau. Jūs pamatysite tos vaizdelis. Такой обряд с белой кони. Называется, который водили от белого коня после коляд. После коляд до 3 karaliai, tos 6 января. Tai va čia yra vienas iš tokių archaiškiausių. Ir va tas šydo šokis, kurį mes šokam, tai jisai yra susijęs va būtent su šituo papročiu. Na ir labai įdomus, dar jau čia į pabaigą einu. Niekur kitur aš neradau tiek daug apeiginių dalykų susijusių su Rugiapjūte, kaip būtent su Valkija. Būtent choreografinių tų dalykų. Dzūkijoje, aišku, yra daug visokių kitokių irgi apeigų, bet vat, su choreografija tai nėra tiek daug. O čia, tarkim, va tas garsusis. Šalia kelio jo vara stovėjo. Čia pasirodo, yra visiškai ne daina. Čia yra, ateina procesija iš Rugiapjūtės. Ten iš viso buvo tam tikra tvarka, ten priekyje geriausia baravedė būdavo su tuo vainiku, arba kartais pindavo tokia juosta ilga iš rugių ir neždavo, reiškia, visi tiesiog laikydamėsi tos juostos eidavo iš laukų į šeimininkų namus. Ir arba trikojų tokį padarydavo irgi. Kartais netgi yra kapsų, pavyzdžiui, Rugiapjūtė aprašyta, kad pasidarydavo šiaudinius arklius ir liktai ant tų šiaudinių arklių atjoja tokia tarsi posne vestuvių kažkokia imitacija tos procesijos. Ir kai jie įeidavo į kiemą, užgiedodavo šitą šalia kelio jovaras stovėjo, ten visas buvo siužetas apie tai, kad išeikė, dar pabaiga, ta pati beveik melodija išeikė, reiškia, išein tėvulis ant dvaro, nes, ta prasme, jie klausydavosi šeimininkai troboj, kada ateina tas tekstas, tada jie išeina, tada jau jiems įteikė tą vainiką, reiškia, prasidėtų ir įsukdavo ratelį aplink juos, būtent su šita daina. Я говорю, это как раз жатва, когда бывает, тогда процессии приходили, и там крутили такой хоровод, и пели такую обрядовую песню, которую мы теперь даже не знаем, что это связано с жатвой. Это было начало жатвы? Конец. Да, конец. Tai va, tai dabar gal aš jau nebegaišiu, aš kai ką noriu parodyti. Dabar man reikia atsikapstyti. O, lyg tai kažką atsikapšiu. Bet tai dabar, ką aš atsikapšiu, man reikia pasižiūrėti. Čia yra Pašilupis. Griškabučio apylinkėse. Pašilupis. Pašilupis. Griškabučio. Ja? Tai va, čia mes labai seniai kažkada važiavom filmuoti. Ir tokių retesnių šokių, aš tiesą sakant, šito šokio pavadinimo net nežinau. Lyg tai paminėta kažkur polka keturinė buvo, bet kad nelabai panašu į polka keturinę. Tai va, pasižiūrėkim, kaip tas atrodo, aš galvoju netgi, kad mes... Jo. Taip, netartas tau uždaro. Tu jūs pasigerės vaizdą. Čia Aleksandra, atsiprašau, kitas šokis. Aleksandra čia yra.
aš nežinau, kaip atsikapstyti kitų šokų. Aleksandrai, mes mokam šokti, bet matosi, kad čia variantas visai kitas. Šitas kaip pasibaigs, tada iš dešinės reikia pasitvirtinti. Tai panašu į zarasus. Jo, panašu į zarasus. Melodijos kitokia. Vieną dabar dar šiandien mes bandėm išmokti Aleksandros melodiją, toks iš viso neįprasta. Tu čia atsimeni. Ne, čia ne šitas. Aš kur dešinėje pasitvirtinti. Iš dešinės kažkaip jie stulti dešinę, kad aš nematau, o jūs matot, aš nemoku atsiprašyti. Palauk, kada grįžtam atgal šitas? Va, čia atsiprašau. Bet tada nesimatyti. Dabar imam polkatą. Vadinasi, bet neišlykame polkatą. Šoko. Ta, čia toks visai įdomus šokis, mes jį pabandysim išmokti. Čia aiškina, kad turi būti didelis ratas, ar jūs garsai girdite ar padidinti? Daug porų ratų šoka, vyrai iš vidaus. Dabar kitas bus labai įdomus, mes jį išmoksim. Olimpija.
pažeminti. Čia dabar pointatė, kaip jie nustumsi ant abiejų kojų. Labai, čia Vilkaviškio ansamblis. Šis ansamblis, ko gero, daugiausia šokantis iš visų suvalkiečių ansamblių yra. Labai mėgsta tiesiog su abiem kojom, matėt? Ir ant vienos kojos pašakinėti. Dabar galima parodyti lėtą valsą, bet kaip tik tas dvižingsnis valsas, kurį mes bandėme šokti, kur jau seniečiai sako, koks čia valsas čia beveik koks rodos. Когда так сильно притопывают, это там не танцевали. Да. И стоял такой грохот. Да. Они говорили вообще, как арбунас, как это сказать? Дым с гром и есть гром. Да. Это у нас тоже так, мы лопаем. Да. И не только в этом регионе, есть даже поэма такая написана из Аукштетии, такой Соболявского, он там сочинил, как Петр I приехал к нашему князю Радвиле, они так танцевали, что там просто, ну там была не полька, а субтильность, как субтильность, но там как с полькой элементы, там просто замок грохотал. И это грохот во всей весне. Регионально. Позавчера говорила про Шереметьево, там не так. Там мягко. А тут и особенно Дзуки, Аукштетия и Суворовки. Чем это связано? Как это с двумя чувствами? Дальше. Тут будет kažkas trys konstruotas išrašyti. Šiaip suvalkiečiai labai mėgsta, pas jie daugybė yra valsų pagal visokias dainas yra dainuojama. Jie tiesa netgi su liuko šoka. Gerai. Persiuką pažiūrėjom, galim dabar suktinį po 3. Po 3 suktinis pasirinkti. Dabar čigonėlį. Visą laiką galvojau, kad čigonėlis yra kaip toks žaidimas, ratelis, o čia beveik kaip porinis šokis. Ten moteriškės tokios smagios. Ой,
Dabar tai tik lygiai buvo, kaip čia pas mus, kad seniau tai vykdavo. Su kitais. O dabar parodykit taip. Čia filmuota detektyviai, tu nustačykit. Gerai, dabar dar yra kita, kur mes vakar vyrai bandėm šaukti. Čia žinokit, tai gaunas dubutė sako, aš bandau už vyrą daryti. Kažką žinokit. Sakėt? Nu, dabar šįvį pasižiūrėjau. A, šįvį reikia išeiti iš čia. Čia ne, biškį patraukti. Čia tie kareiviai ateina, bet aš nesu. Ai, o tu nusineši neberuštis. Visas vida pasirodė. Dabar aš padarbysiu. Čia kareiviai ateina į triobą pasiprašyti, kad leistų šyviškai. Ta daina padainuoja.
Nes yra, kas įdomiausia, tai yra šiek tiek paskatinta, kad vėl iš naujo įgytų tas paprotys, bet kaip pasigavo jaunimas, čia matėt labai daug jaunimo. Ir jau savaime vėl gyvuoja. Tas paprotys ir šiek tiek skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau, mums rodė nuotraukas, kaip tie senukai, kai jie buvo jauni, kaip jie tada tą šyvį vedžiodavo. Tas šyvis jisai atneždavo laimę namams. Jisai turi peršokti per suolą. Bet anksčiau leisdavo įeiti triobą, nes buvo mandagesni šyvio šaugintojai. Sako, kai užeidavo į triobą, tai sako, tas šyvis, sako, aš toks mindlus šyvis buvau. Jeigu dar meška būdavo, į tą mešką pasirėmė ir ant spintos sušoko. Nes reikėdavo šokti. O dabar tie bernai, kipšai dažniausiai berniukai, ant tiek pasiutę, ten toliau yra kadrai, bet per ilgai ieškoti. Jie ant antenų užlipa, ant stogo, žodžiu, jie ten pradeda tas žydelis, metalo laužą renka, ten iš pašalių tokius kibirus, viską paskui tas šeimininkas graibo, kad tik neišneštų ko jam reikia. Na, žodžiu, anksčiau leisdavo travon ir tenai dar šokiai vykdavo travoj, o dabar viskas beveik laukia tikrai vyksta, nes jau tie vietiniai jie įsileidžia į kiemą. Jie laukia to šyvio, kas įdomu. Būna tokių trobų, kur neįsileidžia, bet iš tikrųjų tai, na, dar vis dėlto yra ta tradicija, kad kiekvieną trobą ateiti